Prie ežerėlio sumergužėla, gera, oi gera būti kartu. Laužas liepsnoja, harmonika groja, o poros sukasi ratu. La 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 la, la 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 la, o poros sukasi ratu. La 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 la, la 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 la, o poros sukasi ratu. Hei! Hei, palauk dariau. Nu, gražiai mes dainuojam. Jei publika aploja, tai gal, žinai, pirmam kartu ir neblogai. Po žolinių balsas dar negrįžęs, bet kaip nors, bet palauk, ką čia mes dabar ir pridainuodami savo, čia dabar taip ir švęsim, ir šoksim, ir visos linksmybės vyks, kaip čia dabar. Trauk tu savo harmoniką ir grok. Taip, žinai, skauda man tų širdį, kaip dzūkas pasakysiu, neturiu aš tos harmonikos. Sugedo toj mano harmonikėlė, meistras atostogauja Palangon, remontuoja, netvežė harmonikos nėra, bet Loreta. Aš galvoju, kad čia yra daug geresnių tų muzikantų, kuri užlips ir parodys tas gražias harmonikas. Tai tu ko gero ne pirmą kartą šventėje varžytuvėse prie ežerėlio. Aš tai pirmą kartą mane Liuda čia pakvietė pirmą kartą, o tu jau čia matyti kaip senas vilkas, jau visiems pažįstamas. Reikia žmonių paklausti, ar aš pirmų rozų ar antrų rozų? Antrų? Žinokit, pasakysiu, šitose varžytuvėse tai pirmų rozų, bet žmona buvo 3 rozus. O prašau, ne, jo visur pilna, kaip ir manęs iš tikrųjų. Tik jis dažniau po Lietuvą laksto, o aš dažniau televizijoje sėdžiu. Tai stoviu, vedu, dainuoju ir šoku. Tai iš tikrųjų, nu labai smagu. Tai labai ačiū, kad turime tokią neeilinę progą ir girdėjau, kad šitoje respublikinėje kapelų, visokių ir tradicinių, ir liaudiškų, ir kokių tik nori kapelų šventėje varžytuvėse galima laimėti dėmesio, Dariau, harmoniką. Pagrindinis prizas šiandien, gerbėmieji, yra harmonika ir paplojam. Ir šį pagrindinį prizą įsteigė Trakų meras, tai jam irgi aplodismentai, kuris šiandien net važiavo, bet turi reikalų. Tai paplojam, bet harmonika tai iš tikrųjų bus. Atvežė harmoniką, perdavė. Jo, yra ten kažkur. Gerai. Gal ir aš pagrosiu su ją, gal ir mane išrinksit kokiu geriausiu harmonikėrium. Palau, tai čia kapelos varžosi, ne muzikantai. Tikrai? Ne mes? Nu ne muzikantai solistai, ne pavieniai, bet kapelos. Aišku, mes rinksim ir šauniausią žiūrovą, kuris ir šoks, ir dainos, ir bus aktyvus, ir mokės padėkavot, o galbūt net ir kokį papildomą šokį užprašyti. Žinot, kaip reikia užprašyti? Susitarimai, nu žinot, kaip su muzikantais vyksta. Tai va, tai žinok, jeigu tu norėtum kažką laimėti, va, jeigu tu tikėtumėsi tą naują harmoniką, tau tektų prie kapelos prisijungti. Bet, nu, kaip tu be repeticijų, be nieko, čiagi kapelos pasiruošę, po 3 kūrinius atidirbę, vasaros metu, įsivaizduoju, po dainų šventės, visos atvargusios, atbuvę, atgroję, dar turėjo jėgų ir energijos susirinkti ir pasiruošti šitam iškiliam renginiui. Ir ką tik žolė nes baigėsi, ko gero irgi koncertavo, repetavo ir šiandien bus pats geriausias, nuostabiausias repertuaras. Paplokim kapelom, kurias tuoj netrukus mes ir išvardinsim, kurios čia pas mus atvyko. Aš dar norėčiau pasakyti tokį dalyką, mylieji. Nu tikrai visi čia mes esam laimingi ir jūs tikrai laimingi žmonės, nes galit būti kartu su muzikantais ir visa šita graži bendruomenė, tai yra Onuškio bendruomenė, šiandien keliaus po visą Lietuvą. Nes šita šventė yra skirta susipažinti su įvairiais Lietuvos etnografiniais regionais. Iš visų kraštų susirinkę kolektyvai jums parodys savo smagias programas. Pažinsit tikrai ir dzūkus, ir aukštaičius, ir žemaičius, ir suduvius.
Aha, matau debesėlių užėjo, tai skėtukų arba reikės, arba nereikės. Nuo saulės arba nuo lietaus. Loreta, nereikia, čia viskas tvarkoja. Gal ir gerai, kad atgaivins. Taigi šiandieną čia Onuškyje 2024 metų Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje vyksta tradicinė kapelų šventė varžytuvės prie ežerėlio. Paplojam, ponai ir ponios. Na ir labai džiaugiamės galėdami šioje šventėje dalyvauti su jumis, su visais dalyviais. Taigi dabar jau ir mes pasisveikinsim Loreta kartu. Labas vakarėlis! Nu, toks papietėlis, dar ne visai dar vakaro mes turėsim tiek ilgai ir tiek daug. Ir toks skambusis bus. Mėlieji, leiskit tikrai pasakyti ir pagarsinti, kas yra šios šventės nuostabaus projekto įgyvendintojai, iniciatoriai. Be abejo, tai Onuškio bendruomenė. Partneris yra Trakų kultūros ir meno centras, Onuškio seniūnija. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Trakų rajono savivaldybė. Informaciniai rėmėjai yra Trakų rajono laikraštis, Trakų žemė ir voruta.lt. Renginio rėmėja kavinė Saka ir uždaroji akcinė bendrovė Juodoji orchidėja. Ir dar noriu pasakyti, kad šiandien jūs dar priminsit man pati geriausia kapela kokį prizą gaus? Gerą armoniką. Žino tą dainą visi kartu. Armonika tik paėmiau ir nutariau, niekuomet neišsiskirt su ja. Liūdesį ir džiaugsmą, taigi nuostabioji šiandien kapela gaus armoniką. Ir aišku, dar paminėsiu, kad šitą prizą įsteigė Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatavičius. Aplodismentai jam. Jis girdi kažkur. Kiekvienas kolektyvas turės atlikti po 3 savo nuožiūrą pasirinktus kūrinius. Ir atlikimas bus vertinamas komisijos. Netrukus išvardinsiu komisijos narius, bet pasakysiu, kad komisija susitarė, jog vertins viską. Ne tik kokybišką, smagų, nuotaikingą atlikimą, bet ir tą smagumą, tą gerą energiją, kuris sklis nuo scenos. Ir žinoma, prie to viso to turės prisidėti ir žiūrovai, aš tuo tikiu. Taigi komisijos nariai. Trakų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja, akordeono vyresnioji mokytoja Vaida Baronienė. Paplokite jai. Taip pat Rūdiškių meno mokyklos trimito, korneto, horno mokytojas instrumentų ansamblio Concord vadovas Rimvydas Stanaitis. Šiandien jis su mumis. Ir Trakų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Asta Lipkevičienė. Ačiū ir jums, kad pagerbėt mūsų renginį ir sutikote vertinti dalyvius. Tai gal jau grojam ar dar negrojam? Bet gal pradžioj pakviečiam mūsų šeimininkus, tai yra Samė, kuriai vadovauja Gražina Kulbickienė, pagros vieną kūrinį, o po to, kad viskas būtų tvarkoje, mes trauksim burtus, kuri kapela pirmoji pasirodys. Tai dabar aplodismentai Trakų kultūros ir meno centro Onuškio liaudiškos muzikos kapelai. Samė, jie pirmieji šiandien pas mus. Kol lipa į sceną, priminsiu, jog Samė gyvuoja jau 20 metų ir vadovaujasi savo kūrybiniu tokiu kredo. Niekada nesenti širdimi. Ir tikrai ir pati asmeniškai pažįstu šitą kolektyvą, nes jie mėgsta pasirodyti laidoje Duokim garo. Visi yra draugiški, atsakingi, organizuojantys turiningas šventes, o taip pat mėgstantys praturtinti bičiulių renginius. Ir kaip minėjau, aišku, Duokim garo, be Samės neapseina, jeigu tik tai apie Trakų kraštą bent kokią kalbą pradedama. Taigi scenoje Onuškio liaudiškos muzikos kapela Samė, kuri mus visus pasveikins su batvakario polka. Komisiją dar nevertinam, gerai? Čia tik įžanginis kūrinys. Čia šeimininkų pasveikinimas. Tai va, kaip publika jaučiasi? Ar tikrai? Labai gerai. Labas vakaras, brangus onuškiečiai.
Labas vakaras, mėly kolegos, sugužėję iš visos Lietuvos įvairių kampelių. Labai miela matyti, labai džiaugiamės tuo, kad jūs tęsite savo pažadus, kaip pažadėjote, taip ir padarėte, atvykote tam, kad linksminti ir varžytis. Tai mes tik tai šeimininkai, mes nepretenduojam, mes tik tai norime jumis pasidžiaugti ir padovanoti, kaip ir minėjo Loreta su Dariuku, jum savo atliekamą vieną kūrinį. Kai sulaukiu su patėjęs, man širdelį neramu, noriu eiti jaunimėlį, pasišokti ketinu. Čia berniukai ir mergaitės visi linksminas gražiai, šokam trypiam net sukaitę ir atrodo vis mažai. Šokam trypiam net sukaitę ir atrodo vis mažai. Plojam! Parepetuojam gerai, kad būtų smagu mūsų svečiams. Učia čia, koliai muzikantai groja, koliai šypsosi dar čia. Palydėki bernužėlį, lyg vartelių palydėk, tik žodelių nekalbėki ir širdelės nežadėk, tik žodelių nekalbėki ir širdelės nežadėk. Pakol kas matau smagių, vis po truputėlį daugėja. Nesaugi man galvelės, nesakyti, kad myliu, ten užžydi jaunos dienos, tyrų baltų žiedelių. Juk gyvenime jaunystė tik tai vieną kartą, lai žaliuoja nenuvysta kaip darželėje rūta, lai žaliuoja nenuvysta kaip darželėje rūta. Man širdelį neramu, noriu eiti jaunimėlį, pasišokti ketinu. Čia berniukai ir mergaitės visi šypsonas gražiai, šokam trypiam net sukaitę ir atrodo vis mažai. Šokam trypiam net sukaitę ir atrodo vis mažai. Šaunuoliai, ačiū Samiai, ačiū žiūrovam, mes jūsų plojimų decibelų garsą patikrinom. Taigi, mielosios svečių kapelos, linkime gero tūso, taip sakant. O, netgi buvo kažkas tai. Mes nepavydėsim jums harmonikos, mes jums linkėsime tik tai gero jos skambesio. Scena jūsų! Ačiū Samiai, paplojam saviškiams, tikrai puikiai, tikrai gražu, tikrai užvadančiai. Ar patiko? Jie harmonikos nelaimės. Nu, o gal, nežinau. Pasiaukoja kaip šeimininkai. Bet aš pažiūrėjau jų harmonikas, jos labai geros, tai viskas ten tvarkoja. Viskas gerai, man atrodo, jie kaip organizatoriai jau yra laimėję jūsų dėmesį, jūsų plojimus, jūsų meilę, jūsų palaikymą ir apskritai, kad Onuškė tokia šauni bendruomenė. Ir dar vienas laimėjimas šiandien. Visus mus, jos ir mus aplankė, na, nežinau, kaip sakyti, svečias, nu, nesvečias, nu, ir savas žmogus. Žmogus, kuris yra vedęs šituos gražius kapelų šventinius pasirodymus ir kitų, ir šokėjas. Dabar pasakysiu taip, buvęs šios šventės vedėjas, esamas Lietuvos Respublikos Seimo narys, linkim dar ilgai jo būti, pats kilęs iš Kaišiadorių rajono ir, kaip sako, iš šios kraštus atmestas veisliai pagerinti. Kęstutis Vilkaustas, tai labai kviečiam
tarti tą sveikinimo žodį. Žinom, kad vesti renginio negalit, aš čia labai gražiai ir mielai ir gerai jaučiuosi ir tarp dviejų vyrukų. Nu, kuo toliau, tuo geriau norisi, žinot. Ir daugiau. Bet jūsų žodis tikrai bus labai svarbus mums visiems, mums ir muzikantus irgi padrasinantis. Ačiū, mėly vedantieji. Tikrai labai džiaugčiausi, jeigu galėčiau sudaryti tą kompaniją. Jaučiu nostalgiją, nes tų kapelos vakarų koncertų pravedęs begalę, man atrodo, net nesuskaičiuoti. Bet labai džiugu, kad jūs esat, mėly žiūrovai, čia. Nes mažoji Lietuvos kultūros sostinė Onuškis parodė, kad jūs iš tikrųjų mylit kultūrą. Kad jūs tikrai džiaugiatės tai žmonių talentais, muzika, melodijom, teatrais, viskuo jūs moka džiaugtis ir tai rodo visuomet pilna šita aikštė. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad ir Mažvydą taip žiūrėjot, na tiesiog širdim žiūrėjot, ne tik tai akim. Tai aš labai dėkoju nuoširdžiai jums, kad ateinate į renginius. Ir aišku, dėkoju muzikantams, kapeloms, kurios čia sugužėjo iš visos Lietuvos. Ir kągi, muzikantam palikėt noriu, tai plėšykit tas harmonikas. Vis tiek va, vieną kartą vieną naują gausit, kitą kartą pasigaus kitas organizatorius, kitą harmoniką. Taip, kad iš širdies pagrokit, padainuokit, o jums žiūrovams linkiu, kad jūsų nuotaika būtų irgi gera ir viskas čia jau gerai, pavėsiukas ateina. Ir, kaip sakant, to šventės neveltui esat kiti prie jūrų žėlės, o čia visi prie ežerėlio. Taigi, linkiu gražaus, nuotaikingo vakaro ir sėkmės jums. Ir aišku, ačiū Kęstučiui, paplokim Kęstučiui. Tikrai visas šventės Trakuose ir ne tik Trakuose aplanko ir puikiai gražiai pasako šventinį žodį. Tiesiog palaimina visus, palaimina. Na, iš tikrųjų, gero oro nepagailėta šiandien. Jeigu ir pakrapi šiek tiek, tai tikrai būsim šventesni, aš manau. Ir jo labiau, kad rytoj ir jūsų tituliniai bažnyčios atlaidai. Tikiu, kad visi vėl susirinksit ir bus šventė irgi didelė, irgi graži. Na, o tas įvadas į šventę jau netrukus. Ir kaip kolega Darius sakė, kad reikia išsiaiškinti tą eiliškumą, tai kažkokie čia burtai bus, ar ne? Jo, burtai. Mes tiesiog labai greitai pakviesime visų kapelų vadovus, kurie ištrauks numerį 1, 2, 3, 4, 5. Noriu pasakyti, kad šiandien dalyvauja 100 kapelų, tai turėsit darbo, čia visi pabūsim iki pirmadienio, viskas tvarkoja, Loreta, tai pirmuosius dabar ir vardinam. Tai Lazdijų kultūros centro Veisiejų kultūros namų kapela Veisėje ir kviečiam vadovą Laimutį Juškaitį, kuris čia užliptų ant scenos ir ištrauktų kažkokį tai numerėlį. Paplojam vadovai, nes be vadovo tai tikrai kapelos nebūtų geros. Sveiki, kaip jaučiatės? Puikiai, sako, visus gal iškart pakviečiam ir tada tegul jie čia susipeša scenai visi. Jo, tegu čia susipeša. Kasgi toliau, Širvintų savivaldybės kultūros centro Ančiūnų filialo, Ančiūnų kaimo kapela vadovė Alvyda Krapienė. Alvyda, kviečiame jūs! Aš noriu pristatyti Pakruojo kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Čvieks vadovą Egidijų Šlapiką. Taigi jis irgi čia kviečiamas. Egidijau, sveiki. Plojam vadovam Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškos muzikos kapela. Jieznelė vadovė Ingrida Valentienė čia yra jau su mumis. Sveiki, Ingrida. Taip pat šiandien grįš Elektrėnų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela vadovas Ričardas Ramanauskas. Na, į sceną, Šitą žinot visi. Gerai, aš nežinau, ar jie atvyko, ar jau suspėjo, tai Raseinių kultūros centro kapelėje Dubysa vadovas Dainius Maslauskas. Mums buvo pranešta, sakė, žemaitukai atvyko, nepavėlavo, tai visiems taip smagu, taip jokinga buvo, žemaitukai. Tai tvirti tikrai kaip žemaitukai, nes ir yra žemaitukai tikri. Gerai, nuo kurios pusės pradedam? Aš tai žinau vieną dalyką, vienas be burto. Sakyk. Aš čia išbursiu gerai. Mums labai gaila, žinoma, bet Veisėje turi skubėti ir kitus darbus nuveikti. Tai jums iš karto padovanosiu pirmąjį numeriuką.
Klausia, iš kur žinot, kuris pirmas, viską žinau. O veisėjai, kur čia toliau važiuojat, jūs dar... Tai palaukit, dabar taip, kadangi vis tiek, bet vis tiek už jūs bus galima ir balsuoti ir reikia. Žiūrovai balsuos, žiūrėkit, va, pirmas numeriukas ir Liuda į vieną kašiką kažkurį, tai va, prašom veisėjų, kuris bus kašikas veisėjų. Pirmas. Čia. Ir į tą kašiką visi, kas balsuos už veisėjų kapelą, taip, mes obuolį. Taip, ne iš tolo, ne tas tolimasis metimas, ne šaudimas, bet tiesiog ateikit ir įmeskit obuolį. O to obuolių čia jūs rasit, padalinsiu. Ta prasme, jei kapela nepatinka, tai meskit į sceną obuolius. Tik neįmu. Bet to nebus, nes visos puikios. Gerai, dabar jau... Į kašikus geriau. Dabar jau žiūriu, kad numeriukai būtų nematomi visiškai. Ar yra dar skubančių? Gerai, traukiam. Tai veisėjai pirmieji, antrieji. Ne, čia bus dabar ketvirtas numeris. Ketvirtas, Ketvirtas ir tai yra? Ansiūnų kaimo kapela. Širvintos pasirodys ketvirtieji. Ketvirtieji, bet ne paskutiniai, kaip suprantate. Ansiūnai, taip. Ansiūnai, jo. Prašom, pažymėkite, kad žinotų visi žiūrovai nusiteikia balsuoti, kur tas Ansiūnų krepšys. Aišku, mes dar priminsim, kas koncertuos, kad būtų jums lengviau. Toliau. Gerai, dabar traukiam ir numeris 2, kapela Jėznelė. Iš Jėzno. Nuostabu. Taip, žemaičiams atitenka, taigi Raseinių Dubysa 3 po Jėznelės. Raseinių Dubysa numeris 3. Prašom pažymėti. Taip, puiku. Bet žiūrėkit, kaip jaudinasi visi. Elektrėnų 9, sako. 39. Komisija nežymėkit, to numerio nėra čia tiek. 6, numeris 6. Apvertė numerį. Jūsų numeris 6. Tai reiškia, kad jūs pasiliksim desertui. O jūs būsit prieš desertą. Jūs būsite pagrindinis patiekalas. 5 numeris. Švieks. Va. Pakruoja Švieks. 5 numeris. Čia vienas krepšys. Dar liko Nu, puiku. Puiku. Viskas. Ką dar turim? Viskas? Tai jau išsiaiškinom, jau viskas, jau palaimint jūs. Jo, taip? Viso gero galit važiuoti namo. Dabar tik jūsų kolektyvai koncertuos, be vadovų. Vadovus paleidžiam. Paleidžiam. Jo. Ne, vadovai gal ir užlips čia į sceną. Tai Loreta, tai gal pradedam tas varžytuves. Ar komisija pasiruošus? Ar viskas aišku? Ar žiūrovams viskas aišku, kur tuos obuoliukus dėti, ne? Tai čia jokių kriterijų žiūrovai mėlėjai nebus. Kuri patinka, ten obuoliuką ir dedat ir viskas čia bus tvarko ir po to mes skaičiuosim ir dovanosim ir žiūrovų prizą. Loreta? O aš žiūriu į tas hortenzijas. Jau bent porą išsirinkau, bet žinau, kad smagiausiams žiūrovams gali atitekti tos hortenzijos. Smagiausiams vedėjams irgi tikėtina, kad galima, čia kaip sakant, nusižiūrėti. Oi, Loreta, mes ir taip čia gausim normaliai. Normaliai, hortenzijų. Jo. Ne, iš tiesų, nuostabu. Onuškį matau, Onuškį esu pirmą kartą ir žaviuosi, be galo žaviuosi. Ir tikrai labai teisingas sprendimas Onuškį pasirinkti kaip šiųmetę Lietuvos mažąją kultūros sostinę. Jūs tikrai esat ir kultūringi, ir nuostabus, ir dėl to laimingi žmonės. Ir tikrai suprantat kultūrą ir ją gyvenate. Nu, labai mums tai artima. Iš tikrųjų, nuostabus miestelis, nuostabus kaimelis. Aš labai dažnai renkuosi šitą kelią, kaip namo važiuoju pas mamą į Nedzingę, nes nenoriu važiuoti ten A4 keliu kažkokiu, kur neįdomu. O čia tikrai įdomu ir faina. Tai žavu. Tai žiūrovai... O galima dar pasakyti? Taip. Taigi mūsų laidos Duokim garo redaktorė. Taigi Rasa Norinkevičiūtė iš Onuškio. Onuškio dukra. Tai žinokit, tokia dzūkė, nors prie širdies dėk. Tai jeigu jūs visi tokie, tai viskas, neišvažiuosim. Kaip dar jūs sakė, 3 dienas. Gal paklausim, kiek čia yra dzūkelių, pakelkit rankas. Tikrų, cikrinių.
Nu tai viskas. Va, viskas aišku, daugiau neklausim. Neveltui nusprendžiau savo žemaitiško šnektos nedemonstruoti, vis tiek nesuprastumėt. Bet įdomu būtų. Tai iš tikrųjų, Loreta, mes šiandien rinksime ir patį aktyviausią, patį linksmiausią žiūrovą, kuriam dovanosim irgi labai gerą prizą, neišduosim kokį. Tai būkit aktyvus, dainuokit, šokit ir viskas bus puiku. O dabar Lazdijų kultūros centro Veisiejų kultūros namų kapela Veisėja vadovas Laimis Juškaitis, kolektyvas šitas yra susibūręs 2006 metais ir kaip ir daugelis smagių kapelų, ypatingai šiandien dalyvaujančių čia šioje šventėje, yra varžytuvių Grok Jurgelį laimėtojai Alytaus apskrityje bei Kauno zoninių kapelų varžytuvėse. Na ir visos kitos varžytuvės irgi neapseina be šio kolektyvo. Sėkmingi buvo praeiti metai, o taip pat šis kolektyvas džiugino šios liaudiškos muzikos mėgėjus Seinų bei Punsko kraštų šventėse. Taigi girdėsime 3 kūrinius. Pirmasis kūrinys bus Dobilas, antrasis kūrinys bus Tėviškės palaukėm ir išgirsime 3. kūrinį, o mylimoji kas? Dzūkija. Dzūkija, nes tai yra Julijos Švabaitės gyvenančios Čikagoje ir Stasio Liupkevičiaus kūrinys. Na, o ta Tėviškės palaukėm, tai garsaus irgi mūsų kapelų vadovo ir kompozitoriaus Remigijaus Poderio. O Dobilas, tai su Dobilu tai nusiųsime linkėjimus Punelės vadovui Gintautui Šmitui. Ar ne taip? Prašom, Veisėja iš Lazdijų krašto. Varžytuvės prasideda. Pradedam! Taigi sveiki visi, malonu būti su jumis kartu. Ir nedaug žodžiaujant, taigi tiesa po korekcija, pirmas kūrinys būtų Tėviškės palaukėm. Turbūt visiems smagu sugrįžti į tėviškę gimtinę, palakstyti praeitais keliais ir daina Tėviškės palaukėm. Sotas rytas, Tėviškės palaukė, žemė žiedais nušveito, kai jaunystė plaukė, per negadytas pievas, dalgis lyg jūra, plaukė laimingos dienos, jaunumu užbūrė. Dingo kažkur pavasaris, vasara išėjo, vėjas šalta ašara, lava palydėjo, bėgo mergaitė pamenu, šokanti laiminga, per mėnesienos pasaką rydant pradingo. Dingo kažkur pavasaris, vasara išėjo, vėjas šalta ašara, lava palydėjo, bėgo mergaitė pamenu, šokanti laiminga, per mėnesienos pasaką rydant pradingo. Pasiekė, seko dalis mainės, lyg daržai palėtė, liko pakrantė dienos, lyg rugiai palaukė, čia mano jaunos dienos, čia manęs nelaukia. Dingo kažkur pavasaris, vasara išėjo, vėjas šalta ašara, lava palydėjo, bėgo mergaitė pamenu, šokanti laiminga, per mėnesienos pasaką
laukėm, žemė žaistai švilko, kai jaunystė plaukėm, per negarytas pievas, dar vis lyg jūra, plaukė laimingos dienos, jaunumu užbūrė. Dingo kažkur pavasaris, vasara išėjo, vėjas šaltą ašarą, lapą palydėjo, bėgo mergaitė pamenu, šokantį laimingą, per mėnesienos pasaką rytą pradingo. Dingo kažkur pavasaris, vasara išėjo, vėjas šaltą ašarą, lapą palydėjo, bėgo mergaitė pamenu, šokantį laimingą, per mėnesienos pasaką rytą pradingo. Ačiū labai. Taigi, sekanti diena, jau kaip minėjo, čia jau turbūt ir nužydėjo, bet vis tiek tų žiedų dar mūsuose yra. Taigi, ir daina vadinasi Dobilas. Saulė, kad žalijos spinduliai, ir dievo žalios tampa tik pradalgiais pračiais. Kamanė ieško draugo, patyčia Dobilai, vos spėjo dalgis liesis, nusvyra taip lengvai. Dobilio baltas, baltas, pradalgi tave rasiu, susirinkus baltus žiedus, puošiu galvą vainiku. Tas saldus nektaras, limpa lūpos tai gardu. Dobilio baltas, baltas, vasarą vis puošytų. Sudžiūvę pradalgiai, tik netikėk tai baigęs, jau vasaros džiaugsmai. Dobilio baltas, baltas, pradalgi tave rasiu, susirinkus baltus žiedus, puošiu galvą vainiku. Tavo tas savo.
Na ir kągi, pabaigai tikrai dėkojam visiems šokusiems, neįsigandusiems. O dabar pakviesim padainuoti visiems kartu gerai žinomą fokstrotą, senovinę, Kai tylus vakaras ateina. Aš dar norėčiau kreiptis į komisiją, jeigu galima. Komisija, aš noriu tokį pletką pranešti jums, kadangi aš apžiūrėjau visas harmonikas. Tikrai apžiūrėjau visas harmonikas ir praktiškai neradau nei vienos tokios kaip mano. Jūs pažiūrėkit, mano yra surūdijusi, pati seniausia, aš galiu prieiti parodyti. Žinokit, man tikrai labai reikia harmonikos. Čia jūsų sąžinės reikalas. Pasiruošę vyrai. Kai tylus vakaras ateina, šokam ir dainuojam visi. Dubisa iš Raseinių. Ačiū Dubisa iš Raseinių, vadovai Dainiui Maslauskui irgi labai ačiū. Žemai lenkiamės. Ačiū Jums. Kas norit geros harmonikos, galit ir ne į Trakų merą kreiptis, bet galit ir į Dainių, jis irgi turi daug, ne, harmonikų Dainių, ne? Kiek tas daug? Dabar iki 100, sakė, turi. Vien harmonikų.
o atvažiavo laimėti naujus. Tai iš karto komisija sakys, jie jau turi. Žinot, tie žemaičiai atvažiuoja čia į Dzūkiją harmonikų pasiimti. Kaip komisija jaučiasi? Gerai, lietutis baigėsi, puikiai visi atrodo. Kaip publika jaučiasi? O! Puiku. Ačiū tiem, kurie jau pradėjo šokti, niekada nevėlu įsijungti, net nevėlu ateiti prie muzikantų kartu ir padainuoti. Jeigu jie dainuoja, čia mes sudarėm vos nesusipešėm, kas prie ko dainuoja, aš tai prie vieno norėjau, tai prie kito padainuoti. Mato, tai jis jau pavydė, nu ką padarysite? Tai aš dabar dar noriu priminti, kad žinokit, jau galvokit, kuri čia ta kapelė bus pati geriausia, nuostabiausia, galvokit, į kurį krepšelį tuos obuolius reikės sumesti, nes reikės ir suskaičiuoti, matau jau čia vienas yra obuolys, čia dar nėra. O kur, obuoliai yra čia. Jo, čia. Ką šitas didžiausias? Jau galima po truputį eiti, mesti, nes žinokit, publikos balsas irgi bus labai svarbus ir publikos kapelė irgi šiandien bus, ne tik komisijos išrinkta kapelė. Ir dar, Loreta, noriu pasakyti, kad šiandien rinksime ar pačią porą, ar patį žmogų linksmiausią, kuris šiandien daugiausia čia kažkaip dainuos, šoks, ar dar kažkaip čia mums pasirodys. Ar yra tokių čia? Yra drąsių žmonių. Parodykit, kur jų yra. Yra drąsių dzūkų ir ne dzūkų drąsių. Tai žinokit, šiandien irgi apdovanosim. Turit progą irgi kažką laimėti. Darius neišduoda ką, nors aš mačiau, kaip jis šakotį kepė, tik nežinau, kam jis atiteks. Bet sakau, tas hortenzijas, tai mes čia pasidalinkim. Pretendentų jau iš tikrųjų yra, nes matau, kad tikrai yra smagių čia žmonių susirinkusių. O, dar atėjo kažkas. Galvojau, jau baigėsi. Čia ne šiaip, čia ne kažkas. Čia šimtmetį minėjusios Lietuvos dainų šventės ansamblių vakaro dalyvė. Ar taip, teisingai sakau? Netgi dalyvavo ansamblių vakare. Ne, čia folkloro dienoje. Kaip aš dabar, klausykit, čia taip suklydau. Norėjau atiduoti kitam visai žanrui. Nu, taigi čia mūsų žmonės. Taip, ir tai yra... Širvintų savivaldybės kultūros centro Anciūnų filialo Anciūnų kaimo kapela. Plojam dabar ir vadovė Alvyda Krapienė. Šioje kapeloje, mėlėjai, yra Anciūniškių šeimos. Ne šiaip profesionalūs kokie muzikantai. Čia yra ir profesionalių, bet yra tokie ausiniai. Tie, kurie groja iš klausos, ne iš natų. Ir tai yra šeimos, todėl jie taip darniai, gražiai nuo 1997 metų ir gyvuoja. Ir smagu dėl to yra visiems, ir patiems muzikantams, ir Anciūnų kaimo žmonėms, kai štai sustoja, šiandien jūsų mažiau, bet šiaip kiek žinau yra 9 muzikantai, taip darniai, gražiai dalinasi, o dalinasi kuo? Labiausiai tai savo krašto muzikanto Antano Zarembos kūriniais. Ir šiandien tai ir įvyks, kaip suprantu, bus iš Antano Zarembos repertuaro kūriniai pritaikyti štai Anciūnų kapelai. Tai bus Antano Zarembos polka, daina Dievuliau mano ir jei nesuklysiu, daina Harmonika grok. Teisingai pasakėm. Viskas labai gerai. Paplokite aukštaičiams, kurie atvažiavo į Dzūkiją. Ir priminsiu, jog tai yra Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui priklausanti Anciūnų kaimo kapela, Anciūnų net filialui priklausanti Anciūnų kaimo kapela, kuri beje 2008 metais buvo apdovanota Širvintų savivaldybės Igno Šeiniaus premija, taigi nusipelniusi kapela, jau premijuota. Ir Anciūnų muzikantai prieš jūs palaikykit, balsuokit, netingėkit, balsuokit, meskit tos obuolius. O komisijai linkim dabar jau nebe šlapio darbo, jau dabar tokio jau smagesnio darbo. Kaip visada geras darbas, bet kai lygiai, tai žinot, visi šlapi pasidaro. Ir darbas, ir tas. Zarembos polka, ne? Pirmoji, ne? O kuri? Harmonika grok, palaikom širvintiškius. Atidarykit duris, išleiskit šunis. Va, kai užgros Anciūnų kaimo kapela, langai barškės, durys girgždės, kaimynų šunys lot pradės,
visi Onuškio krašto bernai neišturės, eis mergų šokdinti. Ansiūnų kapelėje, kaimynų kapelėje, susidraugavę, susibičiuliavę, susikukavę, susigroję, susigėdoję, susigyvenę, tik dar nesusigiminiavę. Ale jeigu ir susigiminiuosim, tai ne tik kraują pramaišysim, bet ir pravarinėsim. Tarp didelio būrio aukštaičių groja kapeloj ir dzukas. Cikus, ramus, tinka ir prie Tančiaus, ir prie Rožančiaus. Turim ir Suvalkietį, vyrą iš Stomens ir iš Liemens, vaikininkas ir šposininkas. Dzukiško karščio užtenka, suvalkietiško darbštumo sočiai, aukštaitiško unaravumo irgi turim, va tik trūksta žemaitiško užsispyrimo. Na, o kai žiūrovai gerai ir garsiai ploja, tai praskystam, atslaidžiam ir nulipt nuo scenos niekaip negalim. Grojam, dainuojam, melodijas vinguriuojam. Paklausykit. Žiemos gilų sniegą, pavasaris kvepia žiedais, o vasaros dainą nešu ir palieku, primins tau, kad tu pamiršai. Armonika grok, tik tu neliūdėk, nevaitok, priminki man savo gaidą, tą dainą, kur pamiršta. Armonika grok, tik tu neliūdėk, nevaitok, priminki man savo gaidą, tą dainą, kur pamiršta. Dievuliau mano, aš padariau, jaunas būdamas apsiženijau, jaunas būdamas apsiženijau. Eisiu gyvelin, girsiu reglavin, girsiu reglavin, girsiu laivelin, girsiu reglavin, girsiu laivelin. Girsiu laivelin, plauksiu per jūrą, dar nepriplaukiu jaunų dienelių, ar nepriplaukiu jaunų dienelių. Plaukiau dienelį, plaukiau ir antru, tik nepriplaukiau jaunų dienelių, tik nepriplaukiau jaunų dienelių.
jau mano, kuo aš padariau, jaunas būdamas apsiženijau, jaunas būdamas apsiženijau. O tai buvo. Mūsų kraštiečio Antano Zarembos polka. Egidijus pagal šiandien prognozę tai yra šlapikas. Paplokit jam. Ne, bet čia ne pravardė, čia tikrai pavardė. Ne, čia tikra pavardė, šlapikas. Aš tai net nenorėjau pristatyti, sakau, nu vėl užlis, vėl koks debesis. Gal paklausim, kuris čia tas šlapikas, kad užbūgtų, va, čia pabaigoje. Pasakyti, pabūgnyti kitaip, kad debesis išsklaidytų iš šonus. Paplokit šlapikui. Dabar apie kapelą truputėlį pasižiūrėkim. Tai kapela, žinokit, yra labai jauna. Ar teisingai sakau? Beproto jauna. Žemaičiai sako, ir toks posakis, beprota protingas. Tai ane ir beprota jauni. Nes 2024 metų kovą šitą kapelą ir subūrė vadovas Egidijus, bet to entuziazmo ir noro muzikuoti tikrai buvo tiek daug, kad jau po mėnesio kolektyvas išvyko į savo pirmąjį, ką ten koncertą, į turą koncertinį Latvijoje. Taigi tikrai aktyviai koncertuojanti kapela ir savo krašte jau spėjo pagriežti ir Duokim garo laidos įrašuose, spėjo sudalyvauti ir dainų šventės, dainų ir šokių ansamblių vakare, Tauragėje, bet ir pačioje dainų šventėje Vilniuje. Ir tai yra iš tiesų žmonės, kurie savo meilę lietuviškam kultūros paveldui demonstruoja ant scenos ir nori jie populiarinti ir savo miestą, ir liaudišką muziką, ir tobulėti, o svarbiausia visiems suteikti gerą nuotaiką. Ir pasižiūrėkite į sceną, jie atsivežė tokį labai įdomų lietuvišką instrumentą, ten pakruojas yra užrašytas, vadinasi kaip. Ir dar malūnas sukasi, skrabalai, tai išgirsime šiandien ir skrabalus, tai tikrai bus labai įdomu. Girdėsime 23 kūrinius. Kadangi jau oras pasitaisė. Pasitaisė, tai mes norim kažkaip, ne, 3 aišku, mes juokavom. Tai bus jaunimėlio polka, polka pašokėk ir telšių klumpakojis. Pasitikime, tai yra puikiai kapelė iš Pakruojo. Aplodismentai. Kalkite savo čvieką. Labą dieną, tikiuosi nesupyksit, kad šiandien su jum pasisveikysim pakruojietiškai, savo tarimi, kadangi šnekėsi labai trumpai, tai vertimą į lietuvių bendrinę kalbą nebus. Džiaugiamės galėdam šiandien pas jum atvykti jūsų labai gražų miestelį. Lietus iš Pakruojo mes neatvežėm, Pakruoj nelyja, bet mes labai pasistengsim smagi pagrojt, kad būtų ger nuotaik, kad nebelytų į net nušvestų saulę. Tai labai norėtumėm į tuos 23 kūrens pagrojt. Jeigu jums šiandien patiks, tai į kitą kartą mums pakviesit, mano atvažiavi tiek kaip pagrosim. O dabar 3 kūrinį, jaunimėlio polk, polk pašokėk ir telšių klumpakojis.
Egidijus Šlapikas mums dovanoja saulę, paplokit. Valio! Šaunai kapelai! Tai jums grojo smagią muziką čvieks iš pakrojo. Va, matot, kaip gali būti? Ir skrabalai, ir smuikai, ir akordeonai, ir gitaros, ir būgnai, nu žodžiu, ir visa tai vos, kiek čia dabar, daugiau nei metai, nuo 2023 kovo mėnesio. Taip, labai jauna kapelė, tai šaunu, ačiū jums už saulę, iš tikrųjų. Na, publika, kaip gyvuojam? Mūsų didėja, matau, viskas tvarkoja, mūsų renginys dar nesibaigė, dar laukia viena puikia kapelėje, bet noriu priminti, kad mes balsuojam kažkaip, ne? Čia reikėtų pamėtyti tos obuolius ar vėliau, kaip čia Man atrodo, kad žmonės dar neapsisprendė, nes dar laukia viena kapela, o tada jau jie tiesiog nuspręs, sugalvos, už ką nori balsuoti, balsuokite ir už savus, ir už svečius, ir už žemaičius, ir už aukštaičius, ir už dzūkus, nežinau, ar už visus galėsit balsuoti kiekvienas asmeniškai, bet pasirinkit savo favoritę ir pagal tos numerėlius, ir dar, man atrodo, užrašyta yra ir kapelos pavadinimas, taigi krepšį yra metami obuoliai. Komisija taip pat dirba savo darbą, vertina visų kapelų pasirodymus, sakė, labai tikisi, kad bus visko. Ir melodija graži, smagi, ir ritmas smagus, geras, užvedantis šokiui, ir balsai skambus, ir gera nuotaika, ir geras įvaizdis, viso to mes tikrai turim šiandien ir matom. Ir paskutinė kapela tai tikrai, man atrodo, bus Iš tikrųjų, dar komisijai tai palinkėti, nenorėčiau būti komisijoje iš tikrųjų, sunku apsispręsti, ne? Bus šiandieną, šypsosi komisija, bet dar noriu priminti, kad šiandien rinksime ir pačius linksmiausius, pačius žaviausius žmonės. Jau renkam, žiūrim, tai kas čia pas mus yra pats geriausias? Negirdžiu, čia atsakymo jokio, kas čia pas mus yra pats geriausias? Žinai, Loreta, gal padarom? Padarom mes tokį dalyką. Pažiūrim, kaip čia onuški dainuoja žmonės. Dainuojam taip. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Dabar tik vyrai, oi, oi, oi. Dabar tik moterys, oi, oi, oi. Dabar tik vaikai, oi, oi, oi. Vienas vaikas padainavo. Gerai, dainuosim taip, Loreta. Klausykit, mes su Loretu užvesim, bet jūs klausykit, ką mes darom, tai visi tą ir padarom. Padainuosim atsistoję. Oi, oi, oi. Kaip paukšteliai žaliam gausi. Oi, oi, oi. Komisija irgi kyla. Kaip paukšteliai žaliam gojui. Oi, oi, oi. Bus taip, kad visas onuškis šauniausias. Reikės jums dalintis tais prizais. Saldainiais pasimėtysim gal šiandien. Gal. Gerai, dar liko viena pas mus kapelė ir štai šaunūs vyriokai, puikiai pasiruošę. Jo, geras skrybelės turit, aš nuo jūsų nusižiūrėjau. Kadangi keturi susipažinkim su jais asmeniškai, taip jau pageidaučiau ir jums norėčiau pristatyti. Eligijus Ramanauskas, būgnas. Oh yeah! Marius Gliaudelis, bosinė ukulelė. Gintaras Karpičius, harmonika. Jono vaikas, čia. Ir Ričardas Ramanauskas, akordeonas. Tai bus Elektrėnų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela. Vadovas Ričardas Ramanauskas. Grojam ir dainuojam, viską darom taip, kaip mokam. Čia jų toks kredas, o šiaip kapelai jau 5 metai, tai pakankama patirtis. 5 metų vaikas yra labai žavus, o kapela 5 metų sulaukus yra be proto faina. Jo, bet neaišku, ar jie laimės. Privalo. Tai nieks neaišku. Prasideda. Visiškai niekas nėra aišku. Jeigu lietų prišauks, tai nežinau, barsimės. Nieko tokio, sakė, bus
Šlapių marškinėlių šou? Taip, čia. Vedėja nesutiko, sakė, negalim. Autorius idėjos, taip, pasiūlė, o pats atėjo sausais. Gerai, 1, 2, 3, važiuojam! Šoka visi! Sumyniau taką per veržinį, pamylau jauną aš mergužį. Oi lin, oi lyra, oi lyra, oi lyra, pamylau jauną aš mergužį. Juda! Šoka visi, kas gali. Nuplyšo padai, atskūro padai, atleisk mergelę jau treti metai. Oi lyra, oi lyra, oi lyra, atleisk mergelę jau treti metai. Batelių nebetaisysiu, eisiu į šiaudus nusiskandins. Oi lyra, oi lyra, oi lyra, eisiu į šiaudus nusiskandins. Sumyniau taką per veržinėlį, pamylau jauną aš mergužėlę. Oi lyra, oi lyra, oi lyra, oi lyra, pamylau jauną aš mergužėlę. Oi lyra, oi lyra, oi lyra, oi lyra, pamylau jauną aš mergužėlę. Nu va, jau pradžio neblogai, judat. O dabar kur mes esam? Šalia kelio. Ir daina šalia kelio. Duodu 4. Dar kartą. Duodu. Šalia kelio karčiama, šalia kelio linsum cidrum tancum valsum karčiama. Šalia kelio linsum cidrum tancum valsum karčiama. Toj karčiamoj šinkorka, toj karčiamoj linsum cidrum tancum valsum šinkorka. Toj karčiamoj linsum cidrum tancum valsum šinkorka. Tra-la-la-la-la, hey! Pasiėmus pištalietą ramštadrylę, o papa, šovė jam į gerą vietą ramštadrylę, o papa. Pasiėmus pištalietą, šovė jam į gerą vietą ramštadrylę, o papa. Tra-la-la-la-la. Pasiėmus pištalietą, šovė jam į gerą vietą ramštadrylę, o papa. Tra-la-la-la-la. Skauda Jonį gėda, ramštadrylė, o papa, rūpi druska rūra nėra, ramštadrylė, o papa. Jonį skauda Jonį gėda, rūpi druska rūra nėra, ramštadrylė, o papa. Tra-la-la-la-la. Jonį skauda Jonį gėda, rūpi druska rūra nėra, ramštadrylė, o papa. Tra-la-la-la-la. Jonį skauda Jonį gėda, rūpi druska rūra nėra, ramštadrylė, o papa. Ir paskutinį. Jonį
skauda, Jonui gėda, rūpi ruską rūra ėda, rapštarilė, opapa, tralalalala. Ačiū, brangiai. Ne, jūs nenormalūs kažkokie. Nenormalūs. Jo, dar norėtųsi, nu gal dar pagros, jei laimės. Paplojam, paplojam. Tai fantastiška kapelija. Labai gerai, iš Elektrėnų atvažiavo pas mus. Ar patiko? Aš iš karto galiu pasiūlyti vieną korekciją. Šito šventės varžytuvių ateičiai. Jeigu tiek kapelų, tai nu kodėl jas riboti 3 kūriniais? Nu bent po 5 gali pagroti. Jeigu jau aišku 15 suvažiuotų, tada nu po 3 tada sakykim. Tikrai galima ir daugiau leist. Dabar balsuojam. Renkam smagiausią, jums labiausiai patikusią kapelą, čia žiūrovų simpatijos komisija irgi jau gali tartis. Publikos balsai čia važiuoja, oboliukai juda, kad tik tų obolių užtektų. O jūs neimkit po 15 obolių į vieną saują. Po vieną kiekvienas tik galit. Tai, kad būtų taip kultūringai iš tikrųjų. Nu, ką kiti darys? Tai ką kiti darys dabar? Žinot, ką darykit, bėkit ten, kur obolių yra, tai atsineškit į savo sklypo ir įmeskit, gal viskas bus krėsti obelį, kur galima krėsti obelį? Čia šalia, už scenos. Šalia, sakė, yra obelis. Nu, taikit visi pakrėskit ir bus. Manau, Loreta, čia, žinai, visos kapelos nusipelnė publikos dovanų ir visos kapelos čia suvažiavo šiandien pačios geriausios. Bet konkursas yra konkursas, tam turim komisiją, kurie kažką dar vis tarėsi truputį, netrukus gal ir pakviesime juos į sceną ir išsiaiškinsime. Bet kol komisija dar sprendžia, kapelos dar atgauna kvapą, jos žino, kad visos sulips į sceną, o laimėtojos dar turės ir pagroti. Tai kol tai įvyks, mes norėtume apdovanoti šauniausius žiūrovus. Stebėjom ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Tai vis tiek pagalvojom, kad pirmosioms šokusioms ir paskui savo gražius šokius dar pakartojusioms ir gražų šokėjų pavyzdį rodžiusioms poroms po saldainių dovanų, tai čia nerimtas reikalas? Ne, tikrai nerimtas. Turim rimtesnių dovanų. Suvalgė ir nebėra. O va, hortenzija pasodinai ir žydi. Taip, ir žydi. Ir visą laiką gražiai žydi. Tai pirmosios šokėjų poros. Čia aišku jau bus, kaip sakant, ir aš pasinaudojusi būsiu tarnybinę padėtimi, nes ir mane pašokdino. Tai pora, kur vyrukas su šviesia kepure. Pirmieji išėjo atšokti. Pasirodykite ir ateikite čia. Štai, sakykime, Onuškio pirmoji pora, kurie atidarė ir per lietų šokius, ir pasirodė, ir dovanos jums. Ar čia pora? Aš nežinau, ar pora. Gal reikia. Bendrai auginsi, šeima. Šeima? Šeima, antro neduokit. Gerai, viskas tvarkoja. Ne, yra dar čia tų prizininkų, dar pataupykit, dar ir man turi likti. Palaukit, neskubėkit. Gerai, tada su žirniukais, kur moteriškė buvo, jinai myslėiminė ar jos porininkas, nežinau. Čia va. Susodinkit ir jūs tą hortensiją. Labai po gražių juodų skėčių sėdėjo, visą laik šypsojosi, visą laik dainavo. Ir šiai nuostabiai dar vienai porai paplokime, keliauja gėlės jums. Vardų nežinom, bet gal išduosit. Antanas ir Veronika, šaunuoliai. Šeimyninė pora, tikėtina, nes labai gražiai šoko ir taip gražiai viens į kitą žiūri. Dabar iš kitos kategorijos yra tokios, linksmos moteris. Nežinau iš kur jos, iš kokio kolektyvo, kuris čia šiandien nepasirodė ant scenos, nes jos, kodėl iš kolektyvo? Todėl, kad visas dainas žino, viską dainavo, linksmai smagiai lingavo, čia pašok neišėjo, bet jeigu ne kolektyve dalyvauja, tada Duokim Garo laidas žiūri. Jeigu nežiūri Duokim Garo, vadinasi, prie Žerėlio festivaliuose visuose dalyvauja ir jau seniai išmoko repertuarą. 2 damos linksmos ten, štai viena su ilgu kažkokiu žalsvu megztiniu, kita su švarkiu. Taip, apie jūs. Taip, šviesi ilga plaukia ir sakinukais čia. Jos praktiškai visą koncertą čia prabuvo, lietaus neįsigando, šypsojasi, jaunos, gražios, žavios merginos, gal ir vietinės net, ar ne?
Vietinės, labai gerai. Paplojam. Kažkaip turėsit dalintis, priauginti plenciukų, dar kažko. 6, ką reiškia? Čia, sesės. Sesės pasidalinti. Ne viską mes žinom su Loreta. Tai vis tiek iš šeimų kategorijos neišeinam. Ir užbaigiam irgi dar vieną prizą, įteikiam, tikrai, kad šeimai. Tikrai, kad šeimai. Vyrai dar santūrus, bet jau moteriškoji pusė jau viskas gerai. Linksmai, smagiai, čia tie ploščiai truputį gal ir varžė šitos judesius ten visą ką, bet irgi dainavo ir šoko. Šitą šeimą! O taip. Vyrai, kitą kartą labiau stenkitės, nes moteris tai atidirbo kaip už 2 etatus. Jie net atvažiavo pasiruošę, nes žinojo, kad bus lietaus, bet sako, mes žiūrėsim koncertą iki galo. Ir... Pataikim šeima. Gerai. Paplojam Vyrai visi. mokotės ir šokti, ir dainuoti, ir viską. Oi, Loreta, dabar aš nežinau, aš žiūriu į komisiją, tie nervuojasi kažkaip. Komisija, kaip jūs taip nemokat greit apsispręsti? Ką? Dar ne? Kažką darom, ne? Kažką darom. Gal mes pakviečiam tas kapelas, kad jos čia... Kapelos tega lipa, kol kapelos užlips, dar ir padainuokim. Pasirodytų, kad visos kapelos šiandien jų buvo daug. Iš visos Lietuvos. Palaukit, o tai obuolių samė skaičius? Geras derlius. Skaičiuojam? Jau ir tie papildomai surinkti oboliai irgi. O, tai čia bus įdomu dabar jau bus. Tada Samė ateina į Samė, yra kapela, kuri globoja šitą festivalį. Yra festivalio, tai yra varžytuvių šeimininkė. Istorija tai šito šventės yra tokia, kad tikrai jau daug dešimtmečių ir tęsiasi. Taip, ir sąžiningai jie skaičiuos obuolius. Tęsiasi, žinokit, nuo tų laikų, kai Trakuose buvo kapela Galvė, kuriai vadovavo Jurgis Gaižauskas, net 25 metus ten gyvenęs ir dirbęs. Va taip va. Ir tada prasidėjo ta šventė, paskui prie ežerėlio persivadino, žinot, visokių dalykų būna gyvenime, pasikeitimų ir taip toliau. Tai kol dar tas viskas vyksta, skaičiuojam, mes visi matom, stebim, linkim sėkmės, nepasimesti. O ką mes? Tykos vakaras be vėjo, lakštinai gėlė čiulbėjo, lakštinai gėlė čiulbėjo, po beržyną vaikščiojau, bėro žirgo ieškojau, bėro žirgo ieškojau, bėro žirgo neradau, tik mergelę sutikau, tik mergelę sutikau, labas vakars mergelio, ar nematė žirgelio, ar nematė žirgelio, Žiūrėkit, kaip jau čia Samė dainuoja, Onuškis dainuoja. Man atrodo, balsai yra suskaičiuoti, nežinau, obuoliai suskaičiuoti ir kas čia bus iš tikrųjų. Nežinau, Loreta jau žino, aš tai nežinau. Aš dabar taip jūsų paklausiu. Kas palaiko kapelą Veisieja? Yra šiek tiek. Kas palaiko kapelą Tai nereiškia, kad jie nugalėjo, aš nežinau, kiek ten obalių. Kas palaiko kapelą Jieznelį? Ta prasme, čia daug žmonių Žiezno? Atsivežė, matai. Jo, artimiausia. Kas čia dar liko? Kas
palaiko kapelą Žemaičius Dubisa. Labiausiai tai jūs palaikot, matau. Šaunuoliai. Kas palaiko kapelą Čvieks? Ir vaikai palaiko ir Ančiūnų kapelą. Tai čia, žinokit, jūsų plojimai nieko nepadėjo. Čia mes tik žaidimą pažaidėm, o dabar oboliukai jau yra suskaičiuoti ir tuoj Loreta, ko gero, paskelbs publikos mylimiausią kapelą. Balsavo daug žmonių, bet ne visi matyti tos obolius turėjo, ne visi pasirinko, ne visi atsinešė, gal suvalgė dalis taip, o gal kiti išbirėjo, gal neišlaikė mūsų skaičiuot, ne, viską išlaikė. Žinokit, netoli 100. Ir, nu, kaip čia pasidalino dabar? Nu, apylygiai pasidalino, tikrai. Net žavinga, net gražu, kaip jūs visus palaikėt. Bet labiausia palaikėt ką? Ar Ančiūnus, ar Čviek, ar Dubys, ar Jieznelė, ar Roch, ar Veisėja, kaip jums atrodo? Jieznelė! Simpatijų prizą laimėjo Jieznelė, prašom, kviečiam į sceną visą Jieznelę. Jieznas, Jieznelė, aišku, jūsų aplodismentai, ko gero viską ir pasakė, tai obolių daugiausia, aplodismentų buvo daugiausia, nes gal jie ir arčiausia. 25 oboliai. 25, beveik pilnas kašikas. Nudariau. Ir čia yra 25 kilogramai. O, tikrai 25 kilogramai, tik atsargiai. Tai vadovė, ateikit čia arčiau mūsų, kad visi matytų, dar savo vardą priminkit. Ingrida. Ingridai, audringi aplodismentai, kad turi puikią kapelę. Ingrida, toliau muzikuokit, linksminkit Lietuvą, nes Jieznelė yra jėga! Publikos numylėtiniai šiandien. Paplojam. Tikrai nuoširdūs sveikinimai Jiezneliai. Kaip jau užsiminėm, kiekviena kapela nugalėtoja turės dar pagroti, tai jūs pasigalvokit, ką jūs čia pagrosit, atsineškit muzikos instrumentus, visas kapelas dar mes kviesim čia ant scenos, bet manom, kad jau metas ir komisijai kažkaip tarti savo žodį. Aš žiūriu į jų veidus ir taip galvoju, jo, papuolėt, čia... Papuolė. 2 kartus jau papuolėt. Tai ateikit. Papuolėt ir mums papuolėt ir Lietuvai. Bet žiūrėkit, Vaida Baronienė, Rimvydas Stanaitis, Asta Lipkevičienė. Labai visi 3 rimti žmonės, kurie, stengiasi ir savo, vis tiek šiek tiek to subjektyvumą yra, ir savo subjektyvę nuomonę suderinti su visais svarbiais kriterijais, kurie yra būtini kapelai, liaudiškos muzikos kapelai. Ir geras grojimas, nebūtinai ten ištobulintas iki beprotybės. Svarbu, kad būtų harmonija, kad būtų darna visko. Ir smagumo, ir muzikos, ir ritmo, ir šoklumo. Jie gal čia ir ant scenusgi pašoko, argi nematėm, kaip visi stengiasi. Ir tos geros nuotaikos, ir gero ūpo, ir to gebėjimo išprovokuoti žiūrovus šokti, palaikyti, ploti. Tai aš manau, kad visą tai suderinę į bendrą tokią gražų darnų vainiką, čia supynė mums ir komisija. Gerbiama Asta, žodis jums, kokie jūsų įspūdžiai, kaip jūs visą šventę vertinate, kaip vertinate dalyvius ir koks jūsų verdiktas? Jo, iškart neskelbkit, gal tokį intrigą paliekam, gal šiek tiek nuomonės, kad visi išgirstų, aišku, visos labai fainos kapelos buvo, bet vis tiek norisi išgirsti. Komisija dirbo, ant lietaus dirbo, ant saulės dirbo, rašė, kažką darė. Tai keletą žodelių. Tai labas vakaras visiems. Tikrai buvo smagus vakaras, šlapias, linksmas, linguojantis ir tikrai buvo sudėtinga apsispręsti ką. Komisija visi 3 balsai išsiskyrė.
į vieną, į kitą pusę. Už tai ir diskusijos užtruko. Tikrai visos kapelos atvažiavo pasiruošę, nuotaikingos. Bet viena kapela vis dėlto turi laimėti. Turi laimėti mero Kalpelų varžytuvių prie ežerėlio nugalėtojui skirtą mero armoniką. Tai yra 1000 eurų vertės čekis nusipirkti armoniką. Ir šitas čekis su mero sveikinimais ir linkėjimais, nes negalėjo atvykti, bus perduotas vienai iš kapelų. Tai kodėl perduosim kuriai kapelai, leisiu pasisakyti kitam komisijos nariui. Įterpsiu komentarą, koks praktiškas sprendimas. Juk komisija, nei meras, nei komisija nežino, o kokio derinimo armonikos reikia kolektyvai, o kokios firmos, arba kokio gamintojo, o kokio meistro sukurtos ir pagamintos armonikos trokšta kolektyvas. Štai prašau, čekis išsirinksit, ką norėsit. O čia tai ir demokratija, ir tolerancija, ir supratingumas. Tai va, kaip aš muzikantas galėčiau ir pasakyti, va, 1000 eurų, tai už 1000 eurų tikrai nusipirksit gerą harmoniką. Ir galėsit iš C, iš A, iš G, kas labiausiai tinka geriausiam muzikantui. Tai yra puikus prizas ir paplokite merui mūsų, kuris įsteigė šitą prizą. Netrukus sužinosim. Labas vakaras visiems, Onuškiai pirmiausia. Jo, aš kaip muzikantas galiu pasakyti tokį dalyką. Šiandien taip buvo įdomu tokiai sudalyvauti situacijoje, kadangi pats groju, tai galvoju, keista kaip šitaip aš į kitą stovyklos pusę atsisėdau. Nesvarbu, ne apie tai. Žodžiu, iš pagarbos visiems muzikantams noriu pasakyti vieną dalyką. Šiandieną jūs, ta prasme, supraskite mus, kad mūsų darbas tai irgi turi kažkokią prasmę, reikšmę. Ir mes, aišku, visiems nebusim geri, tai jau čia taip yra, kaip yra. Ko pritruko truputėlį visiems pasirodymams, aš bendrai aptarsiu truputėlį, tai įsivažiavimo. Pas kai kurios jautėsi nuo pirmo akordo, kai kurie tik trečiame kūrinyje pradėjo jau su publika įsivažiuoti, taigi tokių ir mūsų, sakau, nuomonės išsiskyrė dėl šitų dalykų. Na, o jau mūsų tas verdiktas jau iš pagarbos visiems kitiems dalyviams. Tikrai didžiausias jūsų jau pasiekimas yra, aš kaip visą laiką ir vaikus mokau, ir pats muzikantas esu, tai jau ateiti į sceną ir jau kažką daryti scenoje. Tai visus sveikinu, nu, o dar gal kolegė ką nors. Ilgai čia tempia tą gumą. Reikia. Intriga. Mums liepia. Sveikinti pirmiausia visus dalyvius už jūsų entuzijazmą, už meilę muzikai ir nesvarbu, kas čia šiandieną laimės, palinkėti visiems ir toliau tęsti šią savo muzikinę veiklą. O jūs praneškit. Tai ką, visi pasisakėm ir tas iškalmingas momentas, į sceną norėsim pakviesti ir prizą įteikti. Elektrėnų Och. Ponai ir ponios, tai buvo paskutiniai, kurie šiandien pasirodė, tai yra Elektrėnų Och. Ričardas. Arčiau, pasirodykit. Dabar gros visą vakarą. Sveikinimai kapelai iš Elektrėnų, kapelai Och! Manau, kad sėkmė, gera nuotaika ir laimėjimas, nebūtinai prizo, bet žiūrovų simpatijų užkoduotas jau pačiame pavadinime. Och, beje, yra ir tokia polka. Och, kiekvienas, man atrodo, regionas turi tokią polką. Och, ir jeigu jinai nors truputį ir skiriasi variantai savo, vis tiek nuotaika ir gerą jinai visada turi. Bet Loreta, visos kapelos šiandien nusipelnė prizų ir visos kapelos gaus kažkokios prizus, kurios šiandien dalyvavo puikioje šventėje prie ežerėlio Onuškyje 2024. Tai visi gausite prizus ir būkite laimingi, būkite geri, kurie šiandien čia buvote, muzikavote ir čia buvo patys geriausi, nuostabiausi žiūrovai, kurie neįsigando lietaus. Ačiū jums visiems! Pagarba žiūrovams.
visiems. Pagarba, aišku, žinoma, pirmiausia muzikantams, bet nuostabus ir žiūrovai, kurie iš tikrųjų neišsigandote, išbuvo čia, radote priemonių, kaip apsisaugoti nuo lietaus, arba jų tiesiog jums neprireikia, nes gera nuotaika saugo nuo visko. Dabar metas, jau fanfaros nugalėtojai nuskambėjo, jie nenulipa nuo scenos, jie mėgaujasi savo šlave. Metas pakviesti visas kapelas į sceną ir kviečiame atsiimti taip dovanas po vieną kapelą, bet paskui jau visos užlipsite ant scenos su instrumentais. Nes bus ir kapelų nugalėtojų, po vieną kūrinį prašysim pagriežti, ir bendras kūrinys. Taigi, per naktelę lygiai pat aušros, kaimo muzikantai gros ir gros. Skamba linksmos dainos, poros šoka, maina šalia, jaunimėlį gremiego. Daug gražių merginų, daug smagių vaikinų, muzikantė garudo. Grok harmonika linksmoji, tiesa kumpakoji. Ei Jurgeli, širpinį garsas vaigeli, kiek linksmumo čia, Jonas vario dūdą pučia, tai šaunumas muzikantų, tai bet kaimo kapela. Atneša alučio surputa, bus daina skambesnė muzika, linksmesnė pailsėti niekada. Grok harmonika linksmoji, grok gyvas aklumpakoji. Ei Jurgeli, širpinki garsas vaigeli, kiek linksmumo čia, Jonas vario dūdą pučia, tai šaunumas muzikantų, tai bet kaimo kapela. Grok harmonika linksmoji, Ei Jurgeli, širpinki garsas vaigeli, kiek linksmumo čia, Jonas vario dūdą pučia, tai šaunumas muzikantų, tai Mėgiesno kapela. Ačiū! Ačiū jums, mielieji!